Manau, kad buvau, nežinau, energinga, ryžtinga studentė, kuri nori arba visko, arba jau geriau tada iš viskam tu čia atėjai į tą universitetą. Tai viskas nuo mainų, praktikų, įvairių projektų, Romos Akadolskio žurnalistų forumo. Visur lakščiau, kiek tik pajėgiau, visur išdalyvau, kad paskui nebūtų baigus studijas minties, kad gal galėjau kažką padaryti daugiau, geriau. Tai kad nebūtų to atsisukimo į praeitį ir mąstymo, kad kažko pritrūko tų studijų metais, tai 100% dabar galiu pasakyti, kad nieko netrūko. Viską aš bandžiau, viskas patiko, tiko ir puikiai veda į priekį dabar. Man kalėdos yra prisiminimai, ne tik tam tikrų žmonių, nes vis tiek tu jiem perki dovanas, grįžti tarsi prisiminimais į tos visus praėjusius metus, bet ir prisiminimas akimirkų, kurios tau teikia jaukumą ir toks didelis šviesos metas, nes mes esame Lietuvoje įpratę, kad ruduo, mums viskas niauru, nepatinka, tamsu, o žiema ir kalėdos pilnos aplink lempučių tarsi teikia tą tokį šviesumą tam dideliam tamsiam Lietuvos liūdesy. Tai tokia tarsi pertraukėlė nuo to nuolatinio besiskundimo, kad netinka mums oras ir viskas, nes tas lėkimas neleidžia tiesiog apie tai pagalvoti, mes tiesiog džiaugiamės aplink esančią šviesą ir savo artimais.